Tai nusprendėt gintis dujom. Ir mano galva, labai gerai nusprendėt, nes lyginant jų efektyvumą ir kaip lengva jas panaudoti, dujos yra viena iš geriausių savigynos formų. Tačiau šiandien pabandysiu paaiškinti visus pagrindinius dalykus apie dujas, bet pradėkim nuo pagrindinio dalyko, kas iš vis yra dujos. Kai žmonės kalba apie dujas savigynai, dažniausiai kalba apie du dujų tipus. Pirmasis tipas yra CS dujos arba ašarinės dujos. Tai yra nenatūrali žmogaus sukurta medžiaga, kuri dujose naudojama gana retai. Antrasis tipas yra OC dujos arba buitiškai vadinamos pipirinės dujos. Ir tai yra natūrali medžiaga randama pipiruose. Pipirinės dujos. Bet jum, naudotojai, didelio skirtumo ar ten ašarinės ar pipirinės dujos nėra. Nes abi šios medžiagos labai panašiai puola visų gyvūnų gleivinę. Tai yra akis, nosį, burną, gerklę ir plaučius. O dujų efektai yra tokie. Intensyvus akių degimas, ašarojimas ir sunkiai suvaldomas noras užsimerkti. Intensyvus nosies deginimas ir labai daug skysčių. Labai intensyvus burnos ir gerklės deginimas, springimo jausmas ir kosulys. O viso to esmė yra duoti jums laiko pasišalinti iš situacijos, nuo kurios jūs bandot apsiginti. Dar verta paminėti, kad ir ašarinių dujų ir pipirinių dujų veiklioji medžiaga netirpsta vandenyje, dėl to jas nusiplauti labai sunku. Trumpai išsiaiškinom, kas yra dujos, dabar pašnekėkim apie jų panaudojimą, apie jų tipus, apie laikymo sąlygas ir kitus niuansus. Dujų tipai. Yra trys pagrindiniai dujų tipai. Pirmas yra dulksna, angliškai vadinama fog arba mist. Tokio tipo balionėlio veikimą galite įsivaizduoti kaip tualetinio gaiviklio purškimą. Nuspaudus dujas gauna debesį mažų lašelių, kurie iš balionėlio skrenda kūgio formą. Dulksnos tipo balionėliai yra labai lengvai panaudojami, dėl to juos visad rekomenduojam tom kasdieniam situacijom ir jūsų asmeniniai apsaugai. Jie ypač veiksmingi tose artimo kontakto situacijose, kai užpuolikas jau netoli jūsų, nes su juo nepataikyti yra ganėtinai sunku. Bet dulksniai balionėliai turi 3 minusus. Jų purškiamas atstumas yra pats mažiausias tarp 1 ir 3 metrų. Antra, jie ganėtinai bijo vėjo, tad vėjota diena yra tikimybė, kad gausit šiek tiek dujų atgal. Ir trečia, jeigu panaudosit jį patalpoj, toj patalpoj nebus linksma. Ir čia kalbu ne apie kelias minutės, dirginantis poveikis gali jaustis kelias dienas ir tikrai prireiks daug vėdinimo. Bet užtat jas lengva panaudoti. Antras dujų tipas yra čiurkšlinės dujos. Čiurkšlinės dujas galite įsivaizduoti kaip paprastą vandens šautuvą. Jas visad rekomenduojam žmonėm, kurie jaučiasi šiek tiek ramiau stresinėse situacijose. Nes čiurkšlinės dujos turi ir pliusą ir minusą, jų veikimo atstumas yra didesnis negu dulksninių dujų tarp 3 ir 5 metrų, bet kadangi jos purškia čiurkšlę, jums reikia būti žymiai taiklesniu ir pataikyti tiesiai užpuolikui į veidą. Tokio tipo dujos yra tarpinis variantas naudojimui patalpose, nes jos tikrai nepasklinda taip smarkiai kaip dulksninės dujos, bet trečias variantas patalpose tinka dar geriau. Ir tai yra gelinės dujos. Gelinės dujos. Gelinės dujos taip pat purškia čiurkšlę, bet kadangi veiklioji medžiaga yra gelio formoj, jos taip smarkiai nepasklinda patalpoj. Ir būtent dėl to gelinės dujos yra numeris 1 apsauginių pasirinkimas arba kitų žmonių, kuriems reikia apsaugos patalpose. Yra ir tarpinių balionėlių tipų kaip putos ar pusiau čiurkšlė, bet tokie yra 3 pagrindiniai purškimo būdai. Laikymas. Prieš einant prie panaudojimo, trumpai pašnekėkime apie dujų laikymą. Pirma, visos dujos yra laikomos slėginiuose induose ir jom nepatinka ekstremalios temperatūros. Dujų balionėliai mėgsta temperatūrų rėžį tarp 0 ir 50. Tad labai gerai įsivertinkit, ar norit visus metus ištisai laikyti dujų balionėlį mašinai. Kad kokį kartą atidarius duris nerastumėt sprogusio balionėlio. O net jei jis nesprogs, dideli temperatūrų svyravimai gali pakenkti slėgiui. Ir tada naudojant dujų balionėlį niekas neišstums tų dujų lauk. Bet kalbant apie dujų balionėlius mašinose, žmonės dažniausiai nusiperka vieną dujų balionėlį, įsideda jį į daiktadėžę ir pamiršta apie tai. Jei turit tokį dujų balionėlį, pasitikrinkit jį, nes dujos standartiškai galioja 4 metus. Po 4 metų joks gamintojas nebegali garantuoti dėl likusio slėgio ir vėlgi spausit balionėlį ir niekas neišskris. Ir paskutinis punktas apie laikymą, dujos turi būti visad greit pasiekiamos. Ar jūs puola šuo, ar jūs puola žmogus, jūs turit 1-2 sekundės išsitraukti savo dujų balionėlį ir jį panaudoti. Dėl to dujos visad turi būti po ranka, tarkim kelnių kišenį ir striukės kišenį, bet tikrai ne jūsų kuprinės dugne. Panaudojimas. Dujų balionėlio panaudojimas yra gan paprastas. Dujų balionėlį spaudžiat su visu kumščiu, o paleidimą spaudžiat su nykščiu. Kai balionėlį laiko taip, jį ganėtinai lengva paimti iš jūsų rankų.
Balionėlį reikia laikyti tvirtai. Brangesni balionėliai turi daugiakartinį saugiklį, tad nykštį kiškit po juo. Pigesni balionėliai turi vienkartinį saugiklį ir kai jį nuspausit, jis nulūš ir prasidės purškimas. Taigi balionėlį laikot labai tvirtai ir prieš pradedant purkšt labai svarbu pilnai ištiest ranką. Kuo arčiau pradėsit purškimą prie savo veido, tuo didesnė tikimybė, kad ir į jūsų gleivinę papuls dujų. Ir nors didysis srautas dujų keliauja link jūsų užpuoliko, jūs to tikrai nenorit. Ypač aktualu su dulksniniam dujom. Taigi, laiko tvirtai, per ištiestą ranką ir taikot savo užpuolikų į veidą. Po panaudojimo iškart šalinkitės iš vietos, nes pagrindinė dujų balionėlio esmė yra duoti jums laiko pasišalinti nuo jūsų užpuoliko. Jis springs, jis kosės, jis snargliuosis, bet jūs iškart šalinatės iš tos vietos. Ir skambinat policijai. Brangesnės dujos turi ultravioletinės dulkės, tai padės policijai rasti jūsų užpuoliką. Žmonės labai dažnai perklausia, ar dujos tiks ir apsaugai nuo gyvūnų. Visiškai taip, nes bent jau pas žinduolius yra puolama lygiai ta pati sistema kaip ir pas žmogų. Akis, burna, nosis, gerklė ir plaučiai. Labai dažnai žmonėms tenka gintis nuo šunų, o šunų uoslė yra žymiai geresnė nei žmogaus. Tad jei prie jūsų artėja šuo, galit mažą kiekį dujų pabandyti papurkšti ant žemės ir kai šuo prieis tą vietą, jo uoslė iškart turėtų būti perkrauta ir jis turėtų pabėgti. Jei ne, tada pavaišinkit juos nukutį. Šioje vietoje tikrai verta pašnekėti ir apie tūrį. Jūsų dujų balionėlio dydis tiesiogiai įtakoja, nuo kiek užpuolikų jūs galėsit apsiginti. Ir kiekvienas žmogus sugeba tą patį kiekį dujų panaudoti labai skirtingai. Su tokiu 15 ml balionėliu jūs apsigintumėt nuo vieno, maksimum nuo 2 užpuolikų. 40 ml balionėlis apie 2-3 žmonės. Į 74 ml balionėlį jau telpa daug dujų, tad viskas priklausys nuo jūsų meistriškumo. Bet vieną kitą kartą pasibandžius jau tikrai apsiginsit nuo 4 ar 5 žmonių. Aišku, tom kritiniam situacijom yra ir monstrinių balionų. Aišku, kaip pavadinimas Home Defense ir sako, tai labiau yra balionas namų apsaugai. Tarkim, jei gyvenat vienkiemy, toks balionas yra labai paprastas, bet labai efektyvus būdas apsaugoti jūsų sodybą. Nes su 370 ml dujų nupurkšit nemažą kiekį žmonių. Ir jie tikrai nebelys į jūsų sodybą. Ir dabar apie gerąją dujų kaip savigynos priemonės savybę. Jokiom dujom nereikia leidimo. Ar jūs turite tokį didžiulį balioną ar tokį mini asmeninį balionėlį? Dujų balionėliai Lietuvoje laikomi D kategorijos ginklais, o D kategorijos ginklam nereikia leidimo, jiems tiesiog reikia 18 metų. Bet čia linksmybės nesustoja, nes bet koks žmogus, kuriam yra 18 metų, gali nešiotis dujas savo apsaugai. Ir tam nereikia jokio leidimo, tiesiog reikia, kad niekas nematytų to dujų balionėlio. Ir sudėjus tuos 3 dalykus, kad jiems nereikia leidimo, kad reikia tik 18 metų ir kad juos galima nešioti su savim savigynos tikslais, labai aišku, kodėl dujų balionėliai yra pats populiariausias parduodamas ginklas Getbexe. Dar keli maži niuansai. Vis tiek klausit, tai iškart pasakysiu, dujų balionėlių kainos svyruoja tarp 10 ir 100 eurų. Taip pat klausit, kur mest pasibaigusius dujų balionėlius? Nežinau. Lietuvoje nėra normalios sistemos dujų balionėlių rūšiavimui. Bet jei žadat rūšiuoti savo dujų balionėlį, tai pasirūpinkit, kad iš pradžio išpurkštumėt visas jame likusias dujas. Nes jei jūsų pilnas balionėlis nukeliaus į perrūšiavimo cechą ir ten jį kas nors pradurs, tai bus galimai labai bloga diena perrūšiavimo cechui. Dar pastaba pačiai pabaigai. Jei neapsisprendžiat tarp mažo ir didelio dujų balionėlio, rinkitės mažą dujų balionėlį. Priežastis paprasta, didelį dujų balionėlį žmonės yra linkę palikti namie, o dujų balionėlis, kuris liko namie, visiškai neprisideda prie jūsų asmeninės apsaugos. Dėl to geriau turėti bent kažką, bet visada su savim. Dujas galite užsisakyti internetu, bet atsimt galite tik vienoje iš mūsų parduotuvių Vilniuje arba Šiauliuose. Aš Samilis, čia Getbex ir tikiuosi, kad buvo naudinga. Iki malonaus.